aš tau mamytė sakė, svarbiausia kvėpavimas įkvėpė. Gėlytės aromatų ir išlaidė strėlinį kvėpė. Man mamytė sakė, kad svarbiausia yra bėgimas. Tėvui pirmiausia sakė, svarbiausia ir kvėpavimas. Bėgimas. Kvėpavimas. Sveiki, gyvi. Taip gražiai sugyvenat, žiūriu, tai kad iš toli girdėt. Tai kur čia taip svarsto dabar abudu? Eik, beausiu, nebeklaus dabar pas mum namuos perevarotas, broli. Tai kad jau nebe pirmų kartų perevarotas. Dabar kietas, Stefutė grįžo iš sveikatingumo mokyklos, broliu. Kaipgi šitą vadovą, kaipgi pavardėgi tagi? Paštetas. Eik, tu koks tik kepeninys, va, Kepenis. Kepenis. Tai va, atvažiavo pilnų šaldytuvų literatūros prigrūda dabar. Saka, na, šiol gyvens masiveikai. Ramundėlį iš karto dietas pasadyna. Kai nematas Stefutė, sėdžiu ant sofos, va. Nu, tik tai, kam Stefutė, ką mama? Atsakau, biausi šitokia šeiminykė būdavo, kokia sriubas virdavo. Karštų šitiek receptų dakėja padaryti. A dabar va nieko nebelyka. A tai kad nei šaltų nebelyka patiekalų. Aha, vietoj šaltų dabar lungų atidaro, va. Tau kaip šalta. Palauk, a tai kokį jūs valgat, tai? Tai va, pirmas 3 dienas nieko nevalgėm. Ir tu niekų daliepė mineralinį užgerti, va. Saka, turi kakėti šlakai išėjai. A tai išėjate šlakai? Tai kad nebuvo net ir ateis. Visų savaitį pralaukiama būtų su tatu. Nu, nebuntavok beausė, taigi iš tavys turi šlakas išėjai. Tai negi tata aš kokia katilinė, kad iš manęs eitų šlakas. A bet ta matematikas mokytojas sakė, kad iš manęs išeis geras dailininkas, va. Haha, iš tavys išeis avangardistas. Nu, ta bet tai klausyk, kaiminėlį, nu tai vis tiek, tai kai kūgį pakramtot, kai kad, nu, žiūrėk, tai kasgi dabar pusryčiam jums būna? Ha, pusryčiam. Pusryčiam daidinti avižų grūdai. Mat kaip, o pietum? Pietum tie patys grūdai, tik tai porcija biškai didesnė. Aha, o vakarieniai? O vakarienė irgi grūdai, tik biškai daugiau sudėgi. Grūdai, sakai, tai grūdai, matai, avižų, tai gerai, sakagi, kad nuo grūdų vyriška energija kaip ir padidėja šitą. Nepastebėjai kokių pokyčių, ką? O, pastebėjau, kai šitos grūdus ryju, ką tai kumelas dairytis pradėjo. Matai, ko su berniaku padarė? Savaitį pavalgydyną, aš vingia kaip eržilas tikras. Tai sakai, į kumelas eja, tai kaip čia dabar, ar pirkt kumelį nori, ar orientacijų keiti? Beausiau, supranti, vat ką tai pastaruoju metu tai būna, kad aš visai orientacijų prarandu. Vat būna pratas, tai paptimsta vėl nebežinau, ar diena, ar naktis. Pala, a kaip susiorientuoji, gal pagal laikrodį? Eik, pagal graudų partijų. Ir tai da ne viskas. O kas da? Kas da? Nematas, Stefutė? Ne. Žiūrėk, sakė, nuo rytdienos prasideda kokieti meditacija ir jėgas pratimai. Kas tokia? Jėgas pratimai. Nebeliesgi tik suskydė runkų. Bet taigi palauk, taigi dabar čia madinga, taigi kogi tu nepatenkintas dabar? Matai, beausiau, tai man blogiausia, kad aš nelabai man gauna šitos valatos pozų sėdėjai. Aha, tatai vis gaunas krizantemas pozą. Palauk, tai kiek dabar tą krizantemas pozų reikia sėdėti, nebesuprantu. Tai va, sakė, šitas kepeninis mokytojas sakys, kad reikia sėdėti tol, kol pražydės. Atiduok, sveikuoliai, pasiruošę mankštai. Aha, aplinkojas. Aha, mamyt, pasiruošę. Visi energijų turėtų. Žiūrėk, kad tau ta energija tik tai parkelnės neapsireikštų. A tu, tėvai, ko toks snukis nepatenkintas? O, nepatenkintas, kad šitas nervuoja tavo numylėti. Aha. O lašinių su svagūnais norėtum? Stefut, a turi, ne? Turim, bet va tu gausi. Valės neturi atsisakyti. Nuo rytoj pratimai valiai ugdyt. 10 kilogramų lašinių ant stalo sėdės ir nevalgysi. A mes su mamyte valgysim. Ir tu negausi. Nu, viskas, mankšta pradedama. Numeriais įsiskaičiuot? Vienas, numeris 1. Pirmas. Trečias. O tu ko dabar tyli? Man Stefut labai reikia namo, sudėjau labai skubinu, aha. Aha, Stefut, a man pas beausį reikia. A mani vyrai. Raima, mes su tau dabar druskus versmą nusisuk.